Atrodo, kad Donaldui Trumpui kilo rimtų problemų su Kuba, o šias problemas sukėlė Rusija ir Iranas. Žvalgyba perėmė Kubos planus atakuoti Amerikos karinę bazę smogiamaisiais dronais, kurių jau gausiai pristatyta iš Maskvos ir Teherano. Pranešama, kad Kuba įsigijo daugiau nei 300 karinių bepiločių iš Rusijos ir Irano ir jau pradėjo svarstyti atakos prieš Amerikos bazę Gvantaname planus. Amerikos kariniai laivai ir net Key Westo miestas Floridoje, kuris yra už 140 km nuo Havanos. Ir pabrėžiu, tai jau ne gandai ir ne spėlionės. Tai slapta žvalgybinė informacija, kurią su leidiniu Axios pasidalijo aukštas JAV pareigūnas. Ir štai čia verta aptarti visus šios istorijos povandeninius akmenis. Mano vardas Aleksejus Pečijus, tad aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami norėčiau jūsų kai ko paprašyti. Prenumeruokite šį YouTube kanalą, paspauskite patinka šiam įrašui ir parašykite savo komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Galite tai padaryti dabar arba laidos pabaigoje. Nes tai labai svarbu turinio plėtrai YouTube. Būsiu jums už tai dėkingas. Taip pat prenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi išnagrinėkime viską iš eilės, nes istorija yra sudėtingesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Leidinys Axios šiandien rašo, kad Kuba įgyja smūginį pajėgumą. Įvairių galimybių dronus iš Rusijos ir Irano, pradedant dar nuo 2023 metų. Tačiau yra informacijos, kad paskutinė bepiločių partija Rusijai galėjo pristatyti tanklaivių, kuris šių metų kovą pralaužė Trumpo blokadą ir atgabeno į Kubą naftos produktų kaip humanitarinę pagalbą. Tačiau dabar toli gražu nėra aišku, ar laive buvo tik nafta. Ir kyla didelių klausimų Donaldui Trumpui, kuris šaukia, kad blokada veikia, bet praleido rusišką tanklaivį. JAV žvalgyba patikslina, kad dronai sandėliuojami strateginiuose taškuose visoje Kubos saloje. Be to, per pastarąjį mėnesį Kubos pareigūnai paprašė papildomų dronų ir karinės įrangos iš Rusijos. Čia kyla klausimas, iš kur visa ši informacija? Amerikos žvalgyba pranešė, kad jį perėmė pokalbius, kuriuose Kubos specialiosios tarnybos bando sužinoti, kaip būtent Iranas priešinasi JAV. Tai reiškia, kad kubiečiai studijuoja Irano dronų panaudojimo taktiką prieš JAV pajėgas. Kaip suprantate, tai nėra vien tik ginklo įsigijimas, ne, tai yra taktikos jo panaudojimui paruošimas. Vis dėlto, juo labiau, kad patys dronai jau yra Kuboje ir išsklaidyti po visą teritoriją. Vienas aukšto rango Amerikos pareigūnas leidiniui Axios pasakė štai ką. Kai galvojame apie tokias technologijas taip arti mūsų ir apie visą eilę blogų veikėjų, nuo teroristinių grupuočių iki narkokartelių, Iranų ir Rusų, tai kelia susirūpinimą. Tai akivaizdžiai auganti grėsmė. Be to, JAV gynybos ministras Petas Hegsethas per klausimus kongrese išvakarėse patvirtino, cituoju, mes jau seniai nerimaujame dėl to, kad užsienio priešininkas naudojasi tokia artima mūsų krantams padėtimi Kuboje. Tai itin problemiška. Dabar kontekstas, kuris visą šią istoriją daro dvigubai labiau nerimą keliančią. Po oceankam amerikansk... Žvalgybos duomenimis iki 5000 Kubos karių kovojo Rusijos pusėje Ukrainoje, o Rusija mokėjo Kubos vyriausybei apie $25 000 už kiekvieną išsiųstą kovotoją. Rezultatas – milijonai dolerių, kurie pateko į Kubos iždą. Esmė ta, kad Kubos kariai yra dalis Putino mėsmalės ir dabar jie, tie, kuriems pavyko išgyventi ir grįžti į Kubą, dabar jie dar mokosi ir Irano karo taktikos prieš amerikiečius, tai yra Kubos kariai kovojo Ukrainoje, stebėjo, kaip Rusija naudoja Irano dronus, o grįžę namo pasidalijo šiomis žiniomis su Kubos kariniais vadais. Šia didelis linkėjimas Donaldui Trumpui, kuris šaukia, kad jam nereikia pagalbos iš Ukrainos kariuomenės, kuris siūlė savo žinias apie šiuolaikinio karo vedimą. Dabar įvykių chronologija, kuri apskritai paaiškina visas šias informacijos nutekėjimo istorijas iš žvalgybos, priimkime žodį nutekėjimas į kabutes. Dar ketvirtadienį, gegužės 14 dieną, šiame YouTube kanale mes jau aptarėme, kad JAV centrinės žvalgybos valdybos direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Havaną. Ir tai buvo pirmasis CŽV direktoriaus vizitas į Kubą per daugiau nei 10 metį. Vėliau CŽV pranešė, kad direktorius Ratcliffas aiškiai davė suprasti, jog Kuba negali toliau būti platforma priešininkams, kurie vakarų pusrutulyje skleidžia priešiškas darbotvarkes. Priešininkais laikomos Rusija, Kinija ir Iranas.
Taigi, CŽV direktorius Redcliffas taip pat paragino Kubos režimą išardyti savo totalitarinę sistemą kaip sąlygą JAV sankcijų panaikinimui. Vadinasi, tai toks ultimatumas. Ir štai praėjus 3 dienoms po šio CŽV direktoriaus vizito į Kubą, leidinys Axios paskelbė Amerikos žvalgybos duomenis apie 300 bepiločių orlaivių, kurie buvo pristatyti į Kubą iš Maskvos ir Teherano. Kaip suprantate, tai nėra atsitiktinis sutapimas. Ne, pažiūrėkite, kas vyksta. Šios informacijos atskleidimas įvyksta likus vos 2 dienoms iki to, kai JAV teisingumo departamentas planuoja paviešinti kaltinamąjį aktą prieš 94 metų buvusi Kubos lyderį Raulį Kobzoną. Dėl organizacijos Broliai į pagalbą lėktuvų numušimo 1996 metais. Tada žuvo 4 Amerikos piliečiai. Ir štai dabar kaltinamasis aktas prieš Raulį Kostrą dėl šio lėktuvo numušimo, dėl nusikaltimo, kuris iš esmės įvyko prieš 30 metų. Toliau, CŽV direktoriaus Redcliffo ultimatumas, o dabar dalis žvalgybinės informacijos apie 300 bepiločių atskleidimas. Visa tai susideda ir tai nėra atskiri įvykiai, tai akivaizdus sisteminis spaudimas. Tai yra JAV dabar sako, mes viską matome ir esame pasirengę veikti. Ir štai čia, būsiu atviras, šie žvalgybiniai duomenys gali tapti JAV karinių veiksmų pretekstu. Tai svarbu, nes panašiai buvo suformuluota situacija prieš amerikiečių operacijas Venesueloje. Pirmiausia žvalgyba, tada diplomatinis spaudimas, po to veiksmas. Pagal tą pačią schemą. Maduras buvo nušalintas nuo valdžios šių metų pradžioje. O štai čia Irano pėdsakas Kuboje, tai jau visiškai atskira istorija. Amerikos žvalgybos duomenimis Irano kariniai patarėjai šiuo metu yra Havanoje. Rusija ir Kinija turi saloje aukštųjų technologijų radioelektroninės žvalgybos objektus, tai yra signalų žvalgybos vadinamosios. Tai reiškia, kad Kuba jau seniai yra ne tik komunistinė sala be naftos. Ne, tai yra placdarmas JAV priešininkams, leidžiantiems vykdyti žvalgybą tiesiai prie Floridos krantų. Žinoma, pačios Kubos Jungtinėse Amerikos valstijose vargu ar kas nors tiesiogiai bijo, nes ši šalis vargu ar pati savaime kelia grėsmę. Tačiau dabar Irano dronai Shahed yra dislokuoti vos už 140 km nuo JAV teritorijos. Kad suprastumėte, tai kaip nuo Kijevo iki Žitomyro. Tiesioginė prasme tai nėra taip toli. Tai atstumas, kurį Irano Shahed įveikia per mažiau nei 20 minučių. Ir štai tokie dronai 300 yra nukreipti į Gvantanamą, amerikiečių laivus ir Floridą. Ir kaip paaiškėjo, būtent dėl to JAV žvalgybiniai skrydžiai virš Kubos gerokai padažnėjo. Taigi situacija Karibų regione aštrėja. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, savo išvadas, kaip įprasta, rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį, tai labai svarbu, kad gautumėte pranešimus ir nepraleistumėte naujų laidų. Ir prenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News, nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti paaukoję bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo.